Kągi, liko paskutinė dalis, tai yra poedipinis vystymasis visas mums aptarti ir šnekėti. Čia galbūt mažiau tos informacijos yra, šiek tiek greičiau. Tai pirmiausia, pradėsim nuo latentinės stadijos, jos apšnekėjimo, kuo jinai tokia kitokia ir ypatinga negu visos kitos. Tai čia dar viena vaiko raidos fazė, trunkanti maždaug nuo 5-6 iki paauglystės apytiksliai 11-12 metų, vadinama lietuviškai tai slaptąja, latentinė fazė, tarsi pabrėžiant, kad tuo metu seksualinis vaiko smalsumas ir aktyvumas labai sumažėjęs, pasislėpęs, nuėjęs po vandeniu. Šioje fazėje jau yra susiformavusios asmenybės bandymai naudotis naujai įgytais sugebėjimais, vadovautis realybės principų, naudotis brandesniais gynybos mechanizmais, ieškoti naujų gyvenimo sričių savo energijai panaudoti. Tuo būdinga. Tai santykinai ramus, atrodo toks, iš principo atrodė visą laiką toks ramus vystymosi tarpsnis, tarsi jame nieko nevyksta, bet taip nėra. Tiesiog vyksta kitokie procesai galbūt, ne tiek labiau seksualiniai, kiek domėjimosi, žinių gavimo tokie. Tai latentinėje stadijoje atrodo, kad seksualinė vara nėra aktyvi, vaikas nerodo susidomėjimo seksualiniais dalykais, dėl to taip šnekama. Ir latentinio amžiaus vaikai mieliau bendrauja su savo lyties bendraamžiais. Jų varos energija vis labiau sėkmingiau sublimuojama, paverčiama tiesiog socialiai priimtinu ir naudingu aktyvumu. Tai vaikai mokosi, vaikai žaidžia, taip irgi mokosi, įvaldo socialinius ir darbo įgūdžius buvimo šioje visuomenėje. Freudas manė, kad nors superego spaudimas didelis, seksualinio pobūdžio impulsai vis tiek prasiveržia retkarčiais ir dažniau tai jau tokia sublimuota forma. Ilgą laiką buvo manoma, kad latentinis laikotarpis neturi didesnės įtakos charakterio formavimuisi, dabar manoma, kad šiuo amžiaus tarpsniu vyksta poedipinės identifikacijos, taip pat turinčios įtakos būsimam adaptacijos stiliui. Platėja vaiko veiklos rytis ir socialiniai kontaktai, jie mokosi daug už šeimos ribų, mokosi panaudoti vidinės kontrolės ir iniciatyvos potencialą, susiformavusi edipinėje stadijoje. Tam turi įtakos vaiko santykiai su mokytojais, treneriais ir kitais suaugusiais ir vis daugiau ir daugiau tos reikšmės įgyja jie. Dabar jeigu vaikas stokoja vidinės kontrolės, jis nesugeba pakankamai sėkmingai sublimuoti seksualinę energiją, nukreipti ją į įgūdžių ugdymą. Jei vidinė kontrolė yra per griežta, asmenybės vystymasis baigėsi per anksti ir sustiprėja tada obsesiniai charakterio bruožai. Kągi, tai čia tiek tada trumpai apie latentinę fazę ir tada pereikime prie paskutinės, kaip Freudas sakė, genitalinio seksualumo stadijos. Jinai tęsiasi nuo 11-12 iki mirties kai kada. Ir paskutinė aprašyta stadija tai paauglystės ir brandaus genitalinio seksualumo fazė. Kaip mato, čia jau nėra kažkokio lytinio organo arba kito organo, į kurį galima koncentruotis. Jei vystymasis normalus, visas ankstesnių pakopų patyrimas paauglystėje integruojamas ir įgauna brandaus genitalinio seksualumo raišką. Trunka maždaug nuo 11-12 iki 18-20 amžiaus, kai kurie, bet kai tai sako, kad individuali raida, kitas dalykas, Freudas nenubrėžė paskutinės ribos, ten jinai tiesiog judėjo, tiesiog pasituo ir toliau jisai nešnekėjo apie visus kitus vystymusus. Šiam raidos tarpsniui Freudas skyrė mažai dėmesio, tačiau pabrėžė jo kelis esminius požymius. Pagrindinius psichologinės raidos procesus šiuo laikotarpiu stipriai veikia biologiniai procesai pirmiausia, tai prasidėjęs lytinis brendimas, viso kūno keitimasis, didėja vaiko fiziniai sugebėjimai iš principo. Ir iš principo vaikas jau, jis nėra vaikas, jau jis yra paauglys, kuris gali susilaukti vaikų. Dabar suintensyvėja ir seksualinė vara tuo metu, jos spaudimui kontroliuoti nebepadeda tėvų įtaka, nes ji yra labai mažai, sumažėjusi iš principo. Ir ypač svarbus perėjimo iš paauglystės į jaunuolio amžių metas, kuri daug dabartinių autorių, o ir Zigmundas Freudas sieja su pirmosiomis mėnesinėmis bei su pirmosiomis spontaninėmis ejakuliacijomis. Svarbios tampa gynybos ir kompensaciniai psichologiniai mechanizmai šiame amžiuje. Jie yra realios galimybės vadovautis, nes šiame amžiuje kaip tik yra reali galimybė vadovautis tais impulsais, tai yra pradėti lytinį gyvenimą. Dėl to čia labai tampa svarbu tas gebėjimas
susilaikyti. Šiam amžiui jau yra subrendę visi seksualiniai organai bei hormoninės sistemos ir dramatiškai susintensyvėja kaip tik dėl to visos libidinės tos varos spaudimas ir pojūtis. Paauglystėje jau įmanoma patirti ir seksualinį orgazmą, kokį patiria suaugę, galutinai atsikratoma nuo prisirišimo prie tėvų, užmezgama brandus neincestiniai heteroseksualiniai santykiai su priešingos lyties jau atstovais bendraamžiais. Ir jeigu psichoseksualinis vystymas pakankamai sėkmingas, susiformuoja taip vadinamas genitalinis charakteris. Genitalinė vystymo stadija ir jos hormoninės audros gali sukelti regresiją ir vėl suaktyvinti visus ankstesnių vystymosi pakopų konfliktus. Taip atsiranda galimybė įspręsti infantilaus seksualumo konfliktus jau brandaus seksualumo ir suaugusio tapatybės sąlygomis. Vaikas turi galutinai atsisakyti priklausomybės nuo emocinių santykių su tėvais, toks uždavinys irgi, ir užmegzti naujus ryšius. Jis turi integruoti visus tuos suaugusių vaidmenis ir funkcijas, kurie atitiktų jo socialinius lūkesčius ir kultūrinės vertybės. Tai ankstesnių vystymosi pasiekimų integravimų po laikotarpis, ką jau sakiau, leidžiantis jaunuoliui susirasti savo tapatybę, darbe, draugystė ir meilė. Kaip sakė Freudas, gebėjimas mylėti ir gebėjimas dirbti turi atsirasti, kad normalumas būtų. Aišku, šis tarpsnis sudėtingas, žiauriai sudėtingas, kaip ir visi kiti, negalima išskirti, kad kažkuris tai svarbiausias, jie visi svarbus, manau, svarbus savotiškai, kiekvienas savaip, todėl jam būdinga ir nemažas tokių patologinių nukrypimų pavojus. Kiekvienas iš naujai atvertų konfliktų gali būti išspręstas nesėkmingai ir turėti įtakos tolimesniam egosistemos funkcionavimui. Tai genitalinis charakteris tai yra brandi asmenybė, kurios seksualumas nėra blokuojamas, nes yra rastas adekvatus jo objektas. Tokie žmonės ne tik sugeba užmegzti ir megzti artimus tarpasmeninius ryšius su priešingos lyties atstovais, bei patirti lytinį pasitenkinimą, bet ir sublimuoti savo pasąmoningus impulsus, nukreipti juos į socialiai priimtinus veiklos rėmus. Taigi, brandus žmogus sugeba dirbti, mylėti ir būti mylimas, kaip sakė Freudas. Ir čia dar šiek tiek apie psichoseksualinio vystymosi teorijų papildymus, kurie ėjo po Freudo. 6-7 į 20 amžiaus dešimtmečiais Erikas Eriksonas toks buvo, jis perrašė šiek tiek psichoseksualinės raidos stadijas pagal tai, kokie svarbiausi tarpasmeniniai ir intrapsichiniai uždaviniai kyla kaip viena iš jų. Turbūt tie, kas psichologijoje studijavo, tai tikrai atsimena apie Eriksono darbus. Nors Eriksono darbai paprastai siejami su ego psichologijos tradicija, jo raidos stadijų teorija savo prielaidomis turi daug bendra ir su Freud varūti modeliu. Vienas iš patraukliausių Erikson pasiūlytų Freud teorijos papildymų buvo tas, kas norėdamas modifikuoti Freudo biologizmą, jis pervadino stadijas tiesiog. Oralinę stadiją jis vertino kaip visiškos priklausomybės būseną, kai sprendžiamas pamatinio pasitikėjimo arba jo nebuvimo klausimas. Analinė stadija būdinga tai, kad joje mokinamasi autonomijos arba nesėkmės atveju formuojasi gėda ir abejonė savimi. Šios stadijos kovų prototipų galima laikyti Freudo prašytą naudojimusi tualetiniais įgūdžiais įsisavinimą, tačiau čia sprendžiama galybė ir kitų klausimų susijusių su vaiko savikontrolės augimu ir mokymusi pateisinti tėvų bei platesnės aplinkos lūkesčius. Edipinė stadija aprašoma kaip krizinis laikotarpis, kurio metu formuojasi pamatinis pajėgumo jausmas, iniciatyva prieš kaltę ir patiriamas malonumas tapatinti su meilės objektais. Tai čia taip, bet Eriksonas išskaidė daugiau, jis iki pat mirties išskaidė, man atrodo, 8 tos stadijos tokios buvo, jis daugiau parašė. Ir aišku, Eriksonui, kuriam nemažą įtaką padarė gyvenimas Amerikos indėnų gentise, savo raidos stadijų ir užduočių sampratą, jis išplėtė per visą gyvenimą ir į visas kultūras. Ir jis šiek tiek kitaip šnekėjo, kad neįsprendimas tam tikroje stadijoje kažkokių uždavinių jis nebūtinai turi turėti įtakos arba neleisti pereiti į kitą stadiją. Čia dar irgi kaip. Tai va, dabar 6 dešimtmetyje buvo toks Haris Sullivanas. Pavyzdžiui, 53 metais jis pristatė dar vieną stadijų irgi teoriją, tikėtinų vaikystės epochų tokią seką, kuri akcentuoja daugiau ne varų patenkinimą, tokius komunikacinius pasiekimus kaip kalba ir žaidimus. Kaip ir Eriksonas, jis tvirtino, kad asmenybė vystosi ir po 6 metų, kuriuos Freudas laikė tokio suaugusio charakterio susiformavimo laikotarpiu, toliau tik tai jau derinimu.
Dar galima šnekėti apie Margaret Mahler, kurią apie jau girdėjote, apie jos etapus, sudarančius tarp separacijos individuacijos procesą, tokį kaip visą, kurio pagrindiniai tikslai pasiekiami apie trečiosius gyvenimo metus. Tai buvo dar vienas žingsnis apibrėžiant asmenybės struktūrą lemiančius elementus. Jos teorija iš esmės priskiriama prie objektinių ryšių teorijų, tačiau jos numanomos prielaidos apie fiksaciją be abejonės paimtos iš Freudo raidos modelio. Pati Margaret suskaidė Freudo oralinę ir analinę stadijas, o kūdikio raidą matė kaip judėjimą nuo santykinio kitų žmonių nesuvokimo, tokios autistinės fazės, trunkančios maždaug iki 6 savaičių pirmųjų, iki simbiotinio ryšio, trunkančio paskutinius 2 metus, arba apie tiek. Šis laikotarpis savo ruožtų dalinasi į tokias mažesnės išsilukštenimo, praktikavimo, sugrįžimo, reproachmento, man atrodo, ir kelio į objektų pastovumo stadijas. Ir iki santykinės psichologinės separacijos ir individualizacijos. Mahler teigimu, kūdikis fiziologinis mechanizmas soma, be jokių psichologinių mechanizmų psichė gimsta. Ir 3-4 savaičių kūdikis yra grinai susitelkęs į save, ego ir ryt nediferencijuoti, tai tokia autistinė fazė, kai net pažįstama mamos kaip pasitenkinimo šaltinio. Ir formuojasi kūno ego, kuris vėliau turės būti apgyvendintas psichomechanizmais. Kita autorė apie tuos pačius metus, Melanie Klein, psichoanalitikė, šiaip tai man labai patinkanti, tyrė kūdikio vystymąsi jinai įvedė 2 tokias kaip ir fazės arba stadijas, nors ten daugiau kaip tokios taškai, galbūt daugiau tokie pozicijos, paranoidinė šizoidinė pozicija ir depresinė pozicija. Ir formuoja kūdikis ne visiškai suvokia savo atskirumą nuo aplinkinių, toks skėlimo labai daug, o antroje pradeda suprasti, kad jo globėjas nepriklauso nuo kontrolės ir yra atskiras ir eina į tokį liūdėjimą. Vėliau Tomas Ogdenas suformavo, kad autizmo artima pozicija yra sensorinių pojūčių valdoma iki simbolinė patyrimo erdvė, kurioje pačios primityviausios prasmės formos kuriamos remiantis sensorinių įspūdžių, ypač esančių ties kūno paviršiumi organizavimu. Jis itin akcentavo, kad nors šios pozicijos viena kitą keičia brandesnių stadijų, raidos stadijų link, nes mes tarsi svinguojam tarp paranoidinės, šizoidinės ir depresinės visą gyvenimą. Turime suprasti, kad laikas nuo laiko mes visi judame tarp jų pirmyn atgal, ką ir šnekėjau. Klein ir objektinių ryšių mokykla abipusiai motinos ir vaiko sąveikai oralinėje fazėje teikia kur kas daugiau reikšmės nei Freudas ir kad manoma, kad ten labai daug svarbių dalykų įvyksta, o ne, kaip Freudas sakė, vėlesniuose laikotarpiuose. Tiesa, Freudas pripažįsta, kad motina yra pirmasis vaiko meilės objektas, tačiau lyginant su vėlesniu Edipo kompleksu, šį ryšį formuojanti galia yra menka. Klein teigia, kad nuo pat pradžių kūdikis yra psichologinė būtybė ryšyje su mama. Jos laukia ir tam tikra, ir tam yra predispozicija tas vaikas. Tai dar Spicas toks buvo, jis kaip ir Freudas, kad per pirmas 3 savaitės kūdikis tikrai yra tik autizme, suvokia tik vidinį pasaulį, kaip matot, pasikartojantis dalykai, tik kitais žodžiais įvardinami. Yra tik nepasitenkinimas, tik vėliau kūdikis ima reaguoti į signalus, tam padeda gilus jautrumas, kūdikis maistą mato tik, kai yra išalkęs, kai pyksta jis nemato krūties. Ir objektinė stadija, kai tikslingai susidomi krūtimi, prasideda nuo kažkur 3 mėnesio, esant nesutrikusiam ryšiui su mama, atsiranda pasitikėjimas, o jei to nėra, tai smūgis. Trauma tokia vaikui, nustojo domėtis išoriniu pasauliu, viskas nusikreipia į save tokia kaip psichozė prasideda. Tai tada pasaulis atrodo priešiškas ir tuštumos išgyvenimas yra. Dar Šterną galima paminėti, manė, kad būtų autoerotinė veikla, svarbus yra ir mamos išėjimas, palikimas vaiko. Tai padės formuotis autonomiškumui. Nėra tragedijos, jei mama neilgam išeina, kai vaikas užsiima pats savimi. Ir Levinas, 57 varų teorija, labiau oralinės srities varos, išskiria troškimų triadą, valgyti, miegoti ir būti suvalgytų. Čia kaip tokie. Tai tiek aš norėjau jums papasakoti apie varų teorijos tą dalį, kuri susijusi iki edipinis vystymasis, Edipo kompleksas ir poedipinis vystymasis. Aišku, poedipinį vystymąsi galbūt mažiau, nes ir pats Freudas šnekėjo mažiau, bet tai nemažiau svarbus etapas, galbūt kažkiek ir iš jūsų straipsnių tada mes galėsim
kai kurių pasisemti dalykų, galbūt kai kas kartojasi, pasižiūrėsim, kaip čia kas yra. Ir ką, tada judam prie klausimų ir diskusijų, apie kurias mes tada, ką galėsim padiskutuoti per mūsų susitikimą tada jau gyvai. Tai tiek, tai ką, sėkmės jums klausantis, tai kas buvo čia mano pateikta, tikiuosi nebuvo nuobodu, tikiuosi buvo suprantama. Ir kažkas, jeigu kažkokios iškilo klausimai, diskusijos, tada mes pasišnekėsim jau susitikę. Tai ką, iki.